Şirini else bakel, kösenese çağrını, Įgyvendindama savo svajonę, Seraja Šapšalas inicijavo Karaimų muziejaus Trakuose atsiradimą. 1938 metais Lenkijos vyriausybė, atsiliepdama į Serajos Šapšalo iniciatyvą, Karaimų muziejaus statybai Trakuose asignavo 33 000 zlotų. Muziejaus statybose, vadovaujamuose architekto Jano Borovskio, aktyviai dalyvavo ir patys karaimai. 1938 metais Liepos 6 dieną įvyko kertinio akmens pašventinimo iškilmės. Po metų prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas nutraukė statybos darbus. Visa kolekcija liko Šapšalo bute Vilniuje ir kaip Karaimų muziejus butas veikė nuo 1941 iki 1951 pradžios. Panaikinus muziejų, eksponatai perduoti Lietuvos mokslo akademijai bei Lietuvos nacionaliniam muziejui. Trakuose Karaimų etnografinė paroda buvo įrengta 1967 metais. Jos pagrindą sudarė Serajos Šapšalo sukauptos kolekcijos eksponatai. 1995 metais muziejus buvo uždarytas remontui ir savo duris vėl atvėrė 1997 metų birželio 28 dieną, minint Karaimų ir totorių įsikūrimo Lietuvoje 600-asias metines. 2011 metais gruodžio 27 dieną, minint Šapšalo mirties 50-asias metines, muziejui buvo suteiktas Hadži Serajos Chano Šapšalo Karaimų tautos muziejaus vardas ir išleista knyga Hadži Seraja Chanas Šapšalas pasišventęs tautai ir mokslui. Karaimų tautos muziejus yra Trakų istorijos muziejaus padalinys. Çapreni çereler.